Taigi, knyga yra iš tiesų koncentratas ir dėl to, skaitant šitą knygą, skirtingi žmonės galės perskaityti visiškai skirtingas knygas. Tai yra tekstas, kuris turi keletą sluoksnių. Ir žmogus, kuris skaito, jaunas žmogus, jisai gali perskaityti knygą, kuri motyvuoja. Tai yra motyvacinė knyga ir sukelia tonusą, norą siekti, turėti aukštus tikslus savo gyvenime. Jeigu tai perskaita žmogus, kuris pažįsta gyvenimą, žino gyvenimą, jisai šitoje knygoje įskaito visai ką kitą. Jis įskaito galbūt išmintį, kažkokias tai naujas idėjas, kaip įprasminti savo gyvenimą, kaip būti laimingam ir tai yra visai kita tarsi knyga. Jeigu skaito žmogus, kuris siekia karjeros, šitoje knygoje ras daug patarimų, kaip tapti efektyviu. Ir tai bus dar kita knyga. Tas žmogus, kuris ieško ir domisi dvasinio tobulėjimo, realizacija, ieškojimu laimės jausmo, harmonijos, pusiausvyros, jisai perskaitys dar kitą knygą. Tai yra šitoje knygoje yra labai daug sluoksnių ir aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad aš sukūriau tokį tekstą, kuriame yra daug sluoksnių. Kad aš pats tą knygą dar kartą skaitau, aš visada įsitraukiu, nes joje vėl atrandu kažką tai naujo. Bet tai yra tokio pobūdžio knyga, jinai ir galėjo gimti tik dėka 15 metų intensyvaus darbo su labai įvairiais žmonėmis ir va tokio viešo bendravimo, vedimų seminarų ir taip toliau. Aš abejoju, kad aš dar tokią knygą galėsiu parašyti, nes bent greičiausiai po 15 metų. Jo neįmanoma, nes jis yra sugeneruotas jūsų smegenų, tu gali juos išstumti į pasąmonę ir iš to jaustis nerealizuotas, nepatenkintas ir taip toliau. Bet noro tu negali išmesti. Ir tiesiog, kada tu pripažįsti, kad aš to noriu ir viskas, tada belieka tik taip gyventi. Nes visos kitos strategijos, jos priveda į tai, kad tu nepatenkini tų norų ir pradedi jausti trūkumą pasitenkinimo savim ir gyvenimą. Nes norai ir norų realizacija, poreikiai ir poreikių realizacija sukuria teigiamas emocijas smegenyse. Ir jeigu to neturi, tu neturi tik pozityvios energijos priimti save, gerbti save, mylėti save ir neturi pozityvios energijos mylėti, gerbti, priimti pasaulį. Bet čia ir atsiranda tas žingsnis, kada tu pradedi žiūrėti į save per prizmę norus. Į kitus žmonės, su kuriais tu kartu artimi santykiai. Tu irgi pradedi jį pažinti taip gerai, tu matai jo tikruosius norus. Ir tada tu jam gali padėti. Ir kada tu žinai tos norus, tada tu iš karto gali matyti, kaip galima pakeisti mąstymą pagal tos norus. Aš toks, poelgius ir keisis gyvenimas. Tai yra gyvenimo kūrėjas. Tai yra tas žmogus, kuris atsirėmė į save, į tiesą. Aš noriu. Tai yra šventa to žmogaus tiesa. Aš noriu dėl to, kad aš noriu. Ir taip aš gyvenu. Bet tada tie uždaviniai būna įspręsti. Ilgainiui žmogus tampa laimingas ir patenkintas. Va čia yra esminis dalykas. Tik taip, kad norus tenkinti reikia tam, kad tu būtum laimingas, o ne tam, kad būtum stipriausias, geriausias, aukščiausias. Ir taip toliau, kad žmogus siekia iš tiesų tų norų realizacijos. Tai yra humanistinis požiūris į žmogų.